Sveiki, gerbėmėjai. Nuo to momento, kai pas mane virtuvėje atsirado karšto oro gruzdintuvė, aš nenustojau eksperimentuoti. Man labai smalsu ir labai įdomu, kasgi čia išeis iš to, ką aš darau. Šį kartą mes pagaminsime saldų skanų desertą su moliūgais. Truputį istorijos apie tos moliūgus. Jūs matot, kad jie kažkokie ypatingi, neįprasti, kad jie su žaliu sijonu. Pernai mano brolis užaugino dekoratyvinius moliūgus. Jie buvo tokie mažiukai, taip pat su sijonais, bet labai maži, smulkus, maistui tikrai netinkami. Ir vėliau visi tie melionai dekoratyviniai nukeliavo vis dėlto į kompostą. Šiais metais pavasarį aš sodinu arbūzus. Ir į duobutes, kur sodinu arbūzus, aišku, kad pripiliau to komposto. O kadangi šiais 2025 metais žinot, kokia buvo vasara, labai šalta, tai mano arbūzai labai greitai užsilenkia. Užsilenkia tie arbūzai, aš pamiršau apie tą plotelį, bet po to ateinu, žiūriu, kad čia kažkas sudygo vis dėlto ir jau višliai labai gražiai auga. Ir pasirodo, kad tai buvo tie dekoratyviniai moliūgai. Tačiau kada patys moliūgai pradėjo augti, aš žiūriu, kad čia jau atrodo, kad jau ir dekoratyviniai, tačiau ir dydis yra. Įdomu, paragausim. Ir paragavom, paruošėm ir pasirodo puikus skonis. Ir dabar mes paruošime tą desertą. Ir tam desertui mums prireiks džiovintų spanguolių, medaus, moliūgo ir balzaminio padažo. Pats pirmiausias darbas, tai spanguolės tiesiog užpilam karštu apie 80 laipsnių vandeniu. Ne verdančių, bet karštu, tam, kad vis dėlto liktų kuo daugiau naudingų maisto medžiagų. Tam, kad spanguolės džiovintos išbrinktų ir po kepimo išliktų uogos minkštos. Karto matot, kad idealiai nelabai pavyko su tą selekcija, su tuo sijonu ir valgomu, nes minkštimo valgomo mes matome, kad sluoksnis nėra storas, todėl kad mes labai daug išmesime. Neidealiai veislė gavosi. Virtuvės atliekoms aš naudoju organko dailį. Štai toks labai patogus kibiriukas, kuris labai patogiai užsidaro, atsidaro, turi štai tokį rankeną. Ir svarbiausia, kad mes per vieną dieną surinkiam visas virtuvės atliekas ir po to galime labai patogiai išnešti arba į kompostą, arba į pokašį kibirą. Tikrai labai šaunus, patogus dalykas, kurį jūs visada galite užsisakyti mūsų internetinėje parduotuvėje. Antras darbas padarytas ir dabar dėliojam. Žiūrėkite, ką čia turiu. Aš turiu štai tokį kilimėlį, padėkliuką, silikoninis, taip pat Wortmann įmonės. Jis yra visiškai neprilimpantis, jis išlaiko labai didelę temperatūrą ir yra daugkartinis. Nereikia nieko išmesti. Naudojat ir naudojat. Jis tinka tarp kitko ir Wortmann džiovykliams. Ant jų tiesiog galime pilti uogienę ir ruošti pastilės, vaisių pastilės, uogų ir vaisių. O čia mes panaudosime šį padėkliuką, šį kilimėlį karšto oro gruzdintuvei. Ir dabar tiesiog sudėliojam mūsų moliūgą. Kaip tik. Žiūrėkit. Kadangi spanguolės yra rūgštuokos, tai mes tada panaudosim truputį, pridėsime medaus. Nepersistengkime.
Nors žiūrėkim, tai bus mano, kaip sakiau, eksperimentas, žiūrėkim. Ar bus per saldu, ar reikės daugiau saldumo. Pagal skonį tada matysime. Ir dabar tiesiog iš viršaus pridedame spanguoles. Ar gali būti čia spanguolių per daug, kaip manot? Nemanau, kad reikia tiesiog užkloti ir padengti visą moliūgą. Manau, kad tiek užteks. Prisipažinsiu, kad šį kartą aš panaudojau spanguoles, nors anksčiau aš ragaudavau su razinomis. Tačiau aš manau, kad čia jūs galite eksperimentuoti ir dėti čia bet kurios džiovintus vaisius. Taip, ir mes čia turime automatinę programą desertams. 1, 2. Čia. Ir čia mes matome, kad bus 180 laipsnių 12 minučių. Bandom, jungiam. Puiku. Ir mes čia iš karto matome langelį. Ir jungiama yra automatiškai šviesa. Ir mes galime stebėti pro tą langelį maisto paruošimo eigą procesą. Kaip mūsų desertui sekasi. Laikui bėgant ta šviesa išsijungs, tai jeigu norime pažiūrėti, tai vėl tada paspaudžiam mygtuką, galime išjungti ir įjungti šviesą. 12 minučių. Laukiam. Procesas baigtas, žiūrime, ką turime. Kvepia nuostabiai. Žiūrėkite, silikonas puiku, niekas nepridegė. Štai. Kvapas nuostabus, dabar ragausim. Kaip uogytės. Uogyčių. Puiku. Puiku. Tikras desertas. Labai paprasta ir greita. Tikrai. Net nesitikėjau, kad iš moliūgo iš pirmo karto man kažkas pavyks. Bet vis dėlto pavyko, jūs matėt. Labai mėgstu balzaminį padažą. Medaus, bet jūs pagaminsite ir pažiūrėsite. Galima galbūt truputį ir daugiau, bet man to saldumo pakako tikrai pilnai. Taigi, sėkmės, eksperimentuokite, ruoškite. Vartman karšto oro gruzdintuvė, keraminė, be teflono, puikus pasirinkimas. Sėkmės.